Labas vakaras. Jono Valančiūno etapas NBA yra baigtas. 14 metų stipriausioje pasaulyje krepšinio lygoje praleidęs uteniškis sugrįžta į Europą ir žais ne bet kur, o Lietuvoje, Kauno Žalgiryje. Įspūdingą karjerą ir dar įspūdingesnius rekordus už Atlanto tarp lietuvių nustatęs JV neslėpė norėjęs sugrįžti į gimtinę bei pajusti tą tikrąją lietuvišką atmosferą. O štai buvę krepšininkai kartu su Valančiūnu rinktinėje Europos čempionato sidabrą iškovoję broliai Kšištofas ir Darjušas Lavrinovičiai teigia, kad Žalgiriui tai tikrai solidus papildymas. Penktuoju šaukimu 2011 NBA naujokų biržoje Toronto Raptors renkasi Joną Valančiūną iš Utenos Lietuvoje. Aukščiausiai iš lietuvių penktuoju šaukimu į NBA lygą pakviestas uteniškis Jonas Valančiūnas karjeros etapą kitapus Atlanto pradėjo dar 2012 metais. Iš tuometinio Lietuvos Ryto į Raptors persikėlęs perspektyvus 20-metis Toronto klube praleido 7 metus, per kuriuos spėjo užsitarnauti ir buvusių NBA žvaigždžių bei komentatorių pagarbą nuo lietuvio pavardės absoliutaus nemokėjimo iki rišlaus jos tarimo. Jonas Valanciūnas, is that it? Valanciūnas, whatever his name is. Valanciūnas. Jonas Valanciūnas. No! Valanciūnas. Tiesa, 2019 Jonas buvo išmainytas į Memphio Grizzlies ekipą. Būtent tą sezoną ilgametis lietuvių klubas laimėjo NBA čempionų titulą, tačiau Valančiūnui žiedas nebuvo įteiktas. Pirmąjį sezoną Memphije JV fiksavo ir geriausius karjeroje beveik 20 vidutiniškai pelnomų taškų vidurkius. Per 14 metų praleistų stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje Valančiūnas atstovavo 6 skirtingiems klubams, o tarp NBA žaidusių lietuvių aukštaūgis nustatė ir ne vieną rekordą. Yra sužaidęs daugiausiai rungtynių, taip pat yra rezultatyviausias ir atkovojęs daugiausiai kamuolių. Tai jisai didelį pėdsaką paliko NBA, tikrai iš lietuvių vienas iš ryškiausių žvaigždžių. Tai tas parodo ir rekordai jo, ir daugiausiai varžybų iš lietuvių, kurie žaidė NBA sužaidęs, ir atkovotų kamuolių berods. Ir metų turbūt, ne? 14 metų. Paskutinė Valančiūno karjeros stotele tapo Denverio Nuggets klubas. Apie centro sugrįžimą į Europą buvo kalbama dar pernai, tačiau dabar tai tikrai oficialu. Jonas Valančiūnas žais Kauno Žalgiryje. Procesas, sakau, buvo gan ilgas ir tikrai buvo nemažai kalbų, bet tas Lietuva, Žalgiris, krepšinis Lietuvoje tikrai vaidino didelę dalį ir fanai. Ir tas, ką kūrėt čia pastaruosius kelis metus, tas tikrai sužavėjo ir sakau, ir noriu būti tuo dalim ir jau kaip ir supratau po šiandienos ir esu. Sulig vieno geriausių Lietuvos krepšininkų pasirašymu Žalgirio ekipa baigė ir artėjančio sezono komplektacijos darbus. Valančiūnas Kaune žais bent jau 2 metus, kadangi sutartis sudaryta iki 2028 metų vasaros. Per šį laikotarpį uteniškis turėtų uždirbti apie 5 milijonus eurų, o dėl Nuggets nutraukto kontrakto centrui atiteks ir $2 milijonų kompensacija. Laukiu ir tos lietuviškos dvasios, vis tiek esam krepšinio šalis ir mėgaujamės to krepšiniu ir tikrai turim labai daug bendrų minčių apie krepšinį, tai laukiu tos rūbinės, laukiu tos chemijos rūbiniai lietuviškos, tai pasilasdavojimų irgi. 2013 metais atstovaujant rinktiniai kartu su Valančiūnu ant Europos čempionato pakylos kaip vicečempionai lipę buvę krepšininkai broliai Darjušas ir Kšištofas Lavrinovičiai teigia, kad Lietuvos grandams toks papildymas suteiks išminties ne tik aikštelėje, bet ir rūbinėje, o pagrindinis Jono siekis – pergalės. Jisai toks žmogus, kur jisai tikrai kaip kempinė priima visus geros savybės ir jisai moka pakalbėti protingai, daug gal nekalba nesąmonių, kaip mano brolis, bet jisai, jeigu pasako, tai jau tvirtai ir pagrindinė, ką pas jį akcentuoti galiu savybė yra laimėjimai. Jam labai svarbu laimėjimas. 34 krepšininkas nekartą sakęs, kad karjerą norėtų baigti gimtajame Utenos mieste. Su jo sveikata jisai drąsiai galėtų žaisti iki 2 metų. Nes brolis be kojų žaidė profesionaliai iki 2 metų, tai
jam tikrai yra dar laiko pažaisti. Taip, jisai gana profesionalus, kūnas jo tvirtas, neturėjęs rimtų traumų, sąlyginai rimtų. Taip, ačiū Dievui. Ir aš manau, kad jisai drąsiai iki 40 metų galėtų aukščiausiam lygiai žaisti. Praėjusį sezoną Eurolygoje žalgiriečiai užėmė 5. vietą.